Sveiki, Remigijau. Labą dieną. Sveiki. Ačiū, kad dar kartelį prisijungėte prie tinklalaidės. Šiandien jau turbūt įrašome galbūt 5 mūsų seriją. Jau tampa tai panašu, kad į tradiciją. Taip, ko gero, taip. Ir šiandien kalbėsimės apie labai įdomią temą. Kalbėsimės apie gal ne tiek įdomią, kiek svarbią temą, apie kovo 11-ąją. Taigi, Remigijau, gal pradėkime nuo esminio klausimo, kodėl žmonėms 2025-aisiais turi rūpėti 1990 kovo 11. Aš pasakyčiau trumpai į šitą klausimą, kaip jis man atrodo. Užtenka pažiūrėti Ukrainos Rusijos karą. Ir gal tada šitas karas eilinį kartą mums primins ir primena apie tai, kas yra laisvė. Dėl kurios 3 metai, jau 4 metai kovoja ukrainiečių tauta. Ir jos kova už laisvę tai yra iš esmės mūsų visų laisvės sąlygos sudėtinė dalimi. Mes esame neatskiriami nuo rytų Europos įvykių ir ypatingai nuo įvykių tų tautų, kurios kažkada tai buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje. Ir kovo 11, kaip Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir ukrainiečių įvykiai Maidane, ukrainiečių pasipriešinimas rusiškai agresijai, mums kalba apie tai, koks svarbus yra laisvės idealas ir kokia svarbi yra laisvė žmonėms. Tai aš manyčiau, kad 25 metai, jie savo istoriniam kontekste, jie yra lygiareikšmiai 1988-90 metų įvykiams Lietuvoje. Tik tai formų įvairovė. Bet esmė ta pati. Ukrainiečiai turės savo kovo 11. Jie turėjo savo kovo 11. Jie bandė sugriauti. O jie, aš manau, nemanau, bet aš esu įsitikinęs, jog jie savo ukrainietišką kovo 11, tai reiškia šitą savo laisvę, atsikovos. Kaip tas sako, galima laimėti karą prieš kariuomenę, bet negalima laimėti karą prieš tautą. Prieš tautą dar niekas nėra laimėjęs jokio karo. O ukrainiečių kariuomenė yra remiama tiek ukrainiečių tautos, tiek ir viso normaliai mąstančio civilizuoto pasaulio ir jų tarpe mūsų Lietuvos. Nes kas, bet mes lietuviai labai gerai suprantam, kas vyksta. Gal šitų įvykių nelabai iki galo supranta ten, sakykime, ispanai arba portugalai arba dar kokios tai tolimesnės šalis. Bet mes tai buvome šitos, reiškia, šalies okupacijoje. Ir mes žinom, kas tai yra rusų šita tauta. Ir mes žinom jos visą tokį genetinį agresyvumą, jos tokį nepykantą visam tam, kas yra nerusiška. Tai šitoje vietoje aš manau, kad 25 metų laikotarpį kalbėti apie kovo 11 yra absoliučiai prasmingas dalykas ir jis bus prasmingas tol, kol suksi žemė, man atrodo. Mes visada gyvenam vasario 16 ir kovo 11 kontekste. Jaunimėlis dabar greičiausiai į tą dalyką žiūri kaip į kažkokį normatyvą, kažkokią normą, bet visgi Ukrainos karas rodo, koks trapus yra mūsų valstybingumas, koks trapus yra mūsų laisvės, iškovotos laisvės, reiškia, duota dovana, galvot kaip nori, elgtis kaip nori, kalbėti kaip nori, keliauti kaip nori, dirbti kaip nori, konstitucijos rėmuose, aišku. Tai atsakymas būtų toks. Tai kovo 11 labai susijusi, labai susietina, aš net sakyčiau organiškai susietina su Ukrainos įvykiai, kurie mums rodo visgi koks stebuklingas įvykis įvyko kovo 11 90 metais. Bet žinoma, kovo 11 nenukrito iš dangaus. Man, kaip, tarkime, žmogui gimusiam po 1990 įvykių, aš jau gimiau nepriklausomoje Lietuvoje, taigi visa, ką aš sužinau apie tai, kas vyko prieš tai, jau nėra mano tiesioginė patirtis. Tai yra pasakojimai tėvų, pasakojimai senelių, bendravimas su žmonėmis, tai yra istorijos knygos, pamokos ir taip toliau. Tačiau jūs saitą su šia diena turite visai kitokį, kadangi ir jūs pats esate dalyvavęs daugelį įvykių, kurie
privedė prie 90-ųjų metų, kas vyko po 90-ųjų metų. Taigi, norėčiau šiek tiek jūsų pasiteirauti kaip istoriko, akademiko, bet taip pat ir kaip žmogaus, kaip Lietuvos piliečio. Norėčiau daugiau pasiteirauti apie 90-ųjų metų kontekstą, nes, kaip dar kartą minėjau, kartais įvykiai nukrenta iš dangaus. Bet dažniausiai tam yra prielaidos. Tai yra kažkoks procesas, kuris vystosi, pumpuras auga, kol, tarkime, gėlė išsiskleidžia. Tai kaip išsiskleidė ta kovo 11, kas iki jos davedė? Žinai, aš pasakysiu tokį dalyką. Mūsų tautos likimas iš ties yra nepavydėtinas. Taip, dievulis surėdęs tą gyvenimą, jog geras kaimynas yra svarbiau už blogą brolį. Mes turim prastą kaimyną. Mes visais laikais turėjome pačios prasčiausios prabos kaimyną. Pusiau europietišką, pusiau aziatišką mentalą nešantį kaimyną. Ta vadino Maskvos kunigaikštystė, kuri praktiškai nuo 14 amžiaus pabaigos pradėjo reikšti pretenzijas į rytų slavų pasaulį, konfliktai su Lietuva ir taip toliau. Tai kalbant apie tai, kaip istoriniam kontekste atrodo kovo 11, tai šita tema atrodo yra neišsemiama. Apie kovo 11 dienos istorinį kontekstą galima pasakoti ir teisinę prasme, kultūrinę prasme, ekonominę, politinę, geopolitinę. Iš ties tema yra neišsemiama. Bet jeigu paimti tokiu, sakyčiau, tokio akademiškų siaurų, tokių istorinių kontekstų, tai galbūt galima pasakyti, kad kovo 11 diena Lietuvai yra tradicinis kovos už teisę išbūti momentas. Tai yra tradicinis. Bet pažiūrėkime. Ne? Lietuva 3 kartus buvo okupuota Rusijos. Kaip jinai ten besivadinta? Ar jinai vadinosi Rusijos imperija, ar jinai vadinosi Sovietų sąjunga, ar jinai dar kažkaip vadinosi. Tai yra, mes buvome Rusijos sudėtyje, sakykime, nuo 1795 iki 1915. 120 metų carinės Rusijos arba imperinės Rusijos okupacijų. Ir mes, būdami okupacijoje, visada suvokiam, kad mes esam okupacijoje. Ir tas suvokimas buvo išreikštas. Ir, sakykime, romantizmo, reiškia, lyderio Simono Daukanto, 19 amžiaus pradžia, kultūriniam priemonėm organizuotoj kovoj prieš okupaciją, tuo metu buvo ir rusiška, ir lenkiška problema, o po to 830 sukilimas. O po to 604 sukilimas, o po to Kražių skerdynės, o po to lietuvių didysis Vilniaus seimas. Visi šitie įvykiai kalba apie tai, kad 120 metų Lietuva, būdama Rusijos imperijos sudėtyje, visada buvo kovos prieš okupantus situacijoje. Pas mus į kraują įaugė šitas dalykas. Į kraują. Netgi, sakyčiau, tokia istoriškai suformuota rusofobija. Aš ją pateisinu pilnai. Man asmeniškai yra pateisinama. Nes visas mūsų santykių su Rusija istorijos kontekstas visada yra Rusijos išdavystė, žodžio nesilaikymas, arogancija ir savo valios primetimas. Kas buvo 120 metų istorijoje, kaip minėjau, nuo 1795 iki 1915, o po to atėjo antroji okupacija 1940 metų birželis, 41 birželis, metų bėgyje, kada buvo suvaidintas liaudės seimas tam, kad pasauliui parodyti, kaip Lietuva myli Rusiją, ir dėl to jinai paprašė mes su Stalinui saulę, kaip Salomėja Nėris sakė. Tai jeigu Jekaterina II pasauliui aiškino, jog padalinimų istorija gelbsti abiejų tautų respubliką nuo vidaus chaoso, ir mes dabar sutvarkysim vidaus gyvenimą, kad visiems bus gerai, tai lygiai tas pats 40 metais Stalino pakalikai, Lietuvos komunistų partijos atstovai su Sniečkum priešakyje aiškino, kokia saulė mūsų dar kartą laukia. Ir mes į saulę su Stalinu atsidūrėm Sibire. Tai taip.
Va, tai buvo antroji okupacija. Kad tai buvo okupacija, kad tai buvo netiesa, parodė 41 metų birželio 23-osios reiškia sukilimas, kada Juozo Ambrazevičiaus vyriausybė atvirai pasakė, kad tai yra neteisėtas Lietuvos okupacijos faktas ir jokio čia savanoriškumo nebuvo 40 metų. O po to įvyko trečioji okupacija, kada reiškia, antro pasaulinio karo pabaigoje, 44 metais, vėl šitas rusiškas maras pasirodė Lietuvoje. Ir jis jau čia pasiliko beveik 50 metų. Nuo 44 iki 90 metų. Ir va šita tradicija, va šitas toksai, sakyčiau, požiūriu į Rusiją, tradicinis toks kontekstas, jis yra ir po šiai dienai pas mus. Sako, kodėl jūs nemylite taip rusų? Aš ko todėl, kad jūs nežinote istorijos. Kodėl jūs taip nemylite Putino? Kadangi mes žinom, kas yra Rusija, kas yra Putinas, tai yra joks naujadaras. Tai yra tradicinis imperinis Rusijos siekis priešpastatyti savo valią visom kitom tautom. Ir tą priešpastatymą jie vadina rusiškojų pasauliu. Tai šito požiūriu, baigiant tą tokį, gal per platų tokį įvadą, aš noriu pasakyti, kad Lietuva 3 kartus buvo okupuota Rusijos 18-20 amžiuje ir 3 okupacijų laikotarpyje iš kartos į kartą formavosi požiūris, jog mums nepavyko su kaimynu. Nepavyko su kaimynu. Kaimynas ir toliau liko toks, koks jisai buvo Ivano III laikais, 14 amžiaus pabaigoje. Lygiai toks pats, 15 amžiaus pabaigoje, kada 1480 metais įsiveikė mongolus totorius, ten prasidėjo jau žygis į vakarus, reiškia Lietuvos ir Maskvos kunigaikštystės, reiškia prasidėjo karai nesibaigiantis per Aleksandro valdymo metus. Tai šitoje vietoje galima pasakyti, kad tai yra tradicija. Kada kalba eina apie kovo 11 dieną, tada kalba eina apie paskutinę 3 Lietuvos okupaciją. Taip, tikėkime ir tikrai paskutinę. Labai norėčiau tikėtis. Aš labai abejoju, bet daug dieve, kad ne mano vaikai nesulauktų dar vieno Lietuvos išgelbimo nuo jos pačios. Nes Rusija visada gelbė lietuvius nuo jų pačių, kažkokia keista jų tokia aziatiška mąstysena. Jie kažkaip galvoja, kad jie visą pasaulį turi gelbėti. O tas gelbimas yra paprasčiausia agresija, okupacija, žudynės, prievarta ir kažkoks barbarizmas. Ne kažkoks, o konkretus barbarizmas. Kas liečia kovo 11 dieną? Va ta 3 Lietuvos okupacija, kaip minėjau, kuri truko 44-90 metais. Kovo 11 diena, jinai nėra, jos negalima vien tik sieti su Gorbačiovo reformomis. Gorbačiovo reformos jos tik sudarė palankias sąlygas atsiskleisti tam antirusiškajam judėjimui, kuris vyko nuo pat 3 okupacijos metų pradžios. Kada 1944-53 metais Lietuvoje prasidėjo ginkluota rezistencija. O ta ginkluota rezistencija kaip atviras pasisakymas prieš rusišką okupaciją, ją galim vadinti tarybinę, visą tai, rusišką okupaciją, 44-53 metais. Geriausiai buvo išreikšta Jono Žemaičio deklaracija 1949 metų vasario 16 dieną, kurioje buvo aiškiai akcentuojama, rusai vėl okupavo Lietuvą ir tikroji Lietuvos vyriausybė ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdis, jos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis Vytautas, kuris tarp kitko, kaip žinom, Lietuvos Seimo yra pripažintas kaip Lietuvos Respublikos prezidentas. Tai va, partizaninių judėjimo metu, ginkluotos rezistencijos metu buvo toks atviras pasisakymas prieš Rusijos okupaciją, kuris ignoravo tą melą, kurį rusai sukurpė 1940 metų Liepos 21-23 dienomis Kaune įvykusio liaudies seimo, kad lietuviai patys apsisprendė
tarybų valdžiai patys apsisprendė įstoti Sovietų Sąjungos sudėtį. Va šitą melą aiškiai demaskavo šitas judėjimas. Ir kaip minėjau, šitą deklaraciją, labai aiškiai pademonstravo, kas tarp kitko prieš tą deklaraciją Juozas Ambrazevičiaus vyriausybė, kaip minėjau, irgi akcentavo, kad tai yra okupacija, o 49 metais jau sekantis okupacijos laikotarpis ir vėl mes kalbame apie tą patį. Jonas Žemaitis Vytautas yra deklaracija. Tai va, kaip minėjau, kovo 11 dieną buvo einama nusekliai. Aš vėl kartu, Gorbačiovas tik sudarė sąlygas sprogti tam paruoštam jau dariniui, kuris buvo formuojamas nuo 44 metų. Tas dalykas neiškrito iš dangaus. Ne Maskva padovanojo Lietuvai nepriklausomybę. Lietuva iškovojo tą nepriklausomybės atkūrimą. Tai aš sakyčiau, gal buvo tokie 3 laikotarpiai. Tai vienas dalykas ginkluota rezistencija. Kaip minėjau, 44-53. Po to ginkluota rezistencija baigėsi nesėkme, vakarai taip ir nepadėjo. Atlanto chartos įsipareigojimai nebuvo įvykdyti iš vakarų pasaulio pusės. Tik tegu jie neaiškina, kad ten buvo labai kitaip. Jeigu pasakėjai, tai po nulį daryk. Bet ten ir Čerčilis, ir Rooseveltas, jie šitoje vietoje palikim aplinkybės. Tada nekalbėkit. Kam kalbat? Kam kalbat, kad 41 metais, rugpjūčio mėnesį, Atlanto charta, visos šalis, kurios prarado nepriklausomybę karo metais, turės teisę jos atkūrimą. Taigi žodis per žodį, aš vos nemintinai žinau šitos chartijos tekstų. Iš šitos chartijos teksto įsipareigojimų laikėsi visas ginkluotas rezistencinis judėjimas, tikėdamisi, kad amerikonai ir anglai padės. Tai per Velykas, tai per Kalėdas, tai per Sekmines, o toj padės, o toj, tas toj tęsis 10 metų. Kol galų gale rusai trėmimų politiką, kolektyvizacijos politiką, išdavikų politiką ginkluoto judėjimo metu galų gale nesugriovė viso šito tautos pasipriešinimo. Tai buvo pirmas etapas. O jau nuo 44 metų mes jau turim iš esmės prasidedantį, nuo 53 metų, mes jau turim tą disidentinį judėjimą, tą intelektualinį judėjimą. tą intelektualinį judėjimą, kuris faktiškai su kai kuriais kitais pokyčiais vyko iki 1987 metų. Iki 1987 metų, kada Vilniuje Vingio parke, buvo paminėtos Molotovo-Ribentropo pakto 49-osios metinės. Ne? Tai būtų antras etapas, toksai disidentinis judėjimas, kuris buvo nukreiptas prieš oficialią, tą tarybinę ideologiją, prieš ateizmą, prieš okupacijos pateisinimą, visus kitus dalykus. Aišku dalykas, to disidentinio judėjimo viršūnė, sakyčiau, tai buvo Romo Kalantos asmeninė tokia žūtis 1972 metų, gegužės mėnesį. Tai tarp mano kaimynas buvęs ir aš asmeniškai pažinau, mes mokinomės taip pačioje mokykloje. Tai Romo Kalantos susideginimas, o po jo susideginimo prasidėjo vis labiau toks aktyvėjantis Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos pasirodymas 72 metais, po to 78 Lietuvos laisvės lyga ir visi kiti dalykai, kurie iš esmės tautą faktiškai orientavo į 3 suvokimus. Visų pirma, kad jie yra lietuviai, o ne rusai, ne latviai, ne tarybiniai žmonės, kaip kad rusų propaganda kalė galvą. Antras dalykas, kad jie prarado savo valstybingumą, kuris buvo prarastas ir 40 ir 44 metais. Ir trečias dalykas, kad reikia prieš tai kovoti, prieš tą okupaciją. Tai buvo auklėjimo forma. Aš pats atsimenu, kada netgi buvo įrašai juostiniuose magnetofonuose, įrašai Antano Terlecko amžinatilsio, kuris skelbė apie Molotovo-Ribentropo paktą, apie kreipimąsi į Jungtinių tautų organizaciją, kad rusai okupavę Lietuvą ir panašiai. Tai tas toksai, sakyčiau, tas disidentinis judėjimas, jis paruošė tautinį atgimimą. O tautinio atgimimo pradmenis galima tikriausiai įvardinti ir 1987 arba galime įvardinti ir 88, kada Lietuvos persikėlimo sąjūdis birželio 3 įsikūrė, kuris gyvavo nuo 88 iki 90 metų. Tai išvada kokia? Kovo 11 dienos nepriklausomybės atkūrimo aktas
istoriškai buvo paruoštas va štai šito ginkluotos rezistencijos, buvo paruoštas disidentinio judėjimo ir tautinio atgimimo. Na, o kada pradėjo byrėti Rusijos imperija, kuri buvo vadinama Sovietinių socialistinių respublikų sąjunga, ne, tai toks buvo Rusijos imperijos pakaitalas po 17 metų įvykių, ne, reiškia, kada jinai pradėjo byrėti iš vidaus, jinai byrėjo ekonominė, ideologinė, socialinė, politinė, į visokiam kitokiam prasmėm. Jinai tiesiog iš vidaus supuvo visą. O, sakykim, Stalinas mirė 53 kovo 5 dieną, po jo mirties prasidėjo jau iš esmės socializmo krizės pirmieji požymiai, kurios istorikai vadina atšilimo laikotarpiu. Tina Chruščiovas. Nuo 53 iki 64 metų. O nuo 64 iki 80, sakykime, 2 metų, Brežnevo valdymo metais, prasideda stagnacija, sąstingis. Ir svarbiausia turbūt pasisakymas, kad jau atvykom. Nes, Taip. Man atrodo, Brežnevo laikais buvo pasakyta, na, norėjom atvykti į socialinį rytojų, va čia yra mūsų socialinis rytojus, geriau nebus. Taip, geriau turim, nebus. Taip. Viskas. O po to prasidėjo ten ir Andropovo, ir Černenkos bandymai, toks blaškymasis prasidėjo. Ir Andropovo tos reformos, kuriomis bandoma buvo atstatyti iš esmės neatstatoma, planinė ekonomika visiškai degradavo, jinai visiškai įsigimė, jinai pasirodė kaip visiškai niekam tinkama, netitinkanti tikrovės. Ir pada prasidėjo, kaip minėjau, ir Andropovo, ir Černenkos reformos, tačiau tos reformos buvo tokios išoriškos, jos esmės nekeitė visai. Ir va tada ateina jaunas, veržlus ukrainietis, ateina toks tvirtas berniukas, Michailas Sergejevičius Gorbačiovas, kuris sako, viskas atvažiavo. Na viskas, atvažiavo. Planinė ekonomika nepasiteisino, marksistinė ideologija nepasiteisino, vienpartinė sistema nepasiteisino, nuomonių įvairovės ignoravimas nepasiteisino. Reikia 1987 metais, jau oficialiai pabrėžia, reikia grįžti rinkos ekonomiką. Liberalizuoti šalį. Turėti teisę išsakyti kiekvienam savo nuomonę. Sovietų Sąjungos sąjunginės respublikos turi teisę kalbėti apie istorinę tiesą, apie esamą tiesą, apie ateities tiesą. Kai sako, paukštelis išleistas iš narvelio. Ir čia labai greitai viskas buvo. Kada 1985 metais jis buvo išrinktas Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekretorium, po 2 metų jisai ir viešumą ir perestroiką padaro oficialią Sovietų Sąjungos vidaus ir užsienio politiką. Į šitą oficialią vidaus užsienio politiką, kuri buvo paremta liberalizacijos ideologija, jie labai greit pasinaudojo okupuotos Pabaltijos šalys. Ir va 87 metais, reiškia rugpjūčio 23 dieną, tai buvo toksai lūžis. Pirmą kartą viešai atvirai Antano Terlecko amžinatelis į Lietuvos Laisvės lygos iniciatyvą buvo suorganizuotas, reiškia, paminėjimas Molotovo-Ribentropo pakto 49-osios metinės. Ir šitam paminėjime aiškiai buvo pasakyta, kas yra Molotovo-Ribentropo paktai. Tai yra iš esmės 1920 metų Liepos 12 dieną dar Lenino duotas įsipareigojimas amžiams pripažinti Lietuvos neliečiamybę, amžiams atsakyti Rusijos pretenzijų į Lietuvą ir ginti Lietuvos savarankiškumą ir jos, reiškia, teisę į funkcionavimą. O kas įvyko Molotovo-Ribentropo pakte? Rusija pripažino Vokietijai teisę į Lietuvą. O po to, kada vokiečiai užėmė daugiau negu buvo sutarta, kada 39 rugsėjo 1 prasidėjo Antras pasaulinis karas ir kada vokiečiai įsiveržė per daug į Lenkijos vidų, nes buvo pasidalinta Lenkija, reiškia, tarp Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, ir tada atsirado tokia problema, vokiečiai užėmė ten viskutuką per daug, Varšuvos užėmė vaivadiją ir užėmė Liublino vaivadiją, kažkaip negerai.
Tada kaip kompensacija vokiečiai sako, pasiimkit. Perrašė Lietuvą. Perrašė, jo. Ir va, rugsėjo 28 dieną mes jau turime, jeigu pirmas Molotovo-Ribentropo paktas yra žinomas kaip nepuolimo, taikos sutarties pagrindų suformuota sutartis tarp Rusijos ir Sovietų Sąjungos ir Vokietijos, tai jau antras sutartis 39 rugsėjo 28 jau yra, reiškia, draugystės bendradarbiavimo ir sienų nustatymo sutartis ir slapti protokolai. Į lietuvėlį atiduodama Rusijos įtaka. Tai kada 1987 metais Vingio parke vyksta paminėjimas šito įvykio, ten atvirai yra kalbama apie tai, kaip Sovietų Sąjunga, prieš tai būdama Rusijos federacija 20 metais, jinai pati ignoravo ir pati atsisakė duotų savo įsipareigojimų. O po to suokalbė su Vokietija rugsėjo 28 dieną jinai gavo teisę ir į Lietuvą. Prieš tai jie gavo teisę 39 rugpjūčio 23 dieną į Suomiją, Estiją, Latviją, į vakarų Baltarusiją, vakarų Ukrainą ir Besarabiją. O Lietuva buvo atiduota vokiečiams. O jau, kai minėjau, rugsėjo 28 dieną ir Lietuva pateko į Sovietų Sąjungos įtakos sferą. Ir tada ko reikėjo? Tada reikalinga buvo sužaisti tokį politinį šou padaryti, kad Lietuva pati siekia įstoti Sovietų Sąjungos sudėtį. Ir tada gimsta liaudies Seimas ir visi kiti dalykai, kuriuose skelbiama tarybų valdžia Lietuvoje, prašymas, kad Lietuva būtų priimta prie Sovietų Sąjungos sudėtį. Terlecko pasisakymas buvo kaip pati pradžia šitų mūsų 90-ųjų metų įvykių, ar ne? Taip, taip. Ir tai buvo, kaip sakykime, precedentas, kuriuo galėjome vėliau remtis ir toliau. Ir kaip minėjote, sąjūdis įsikūrė 1988 ir veikė iki 90-ųjų metų. Ir, aš domiuosi istorija, man mokykloje visą laiką patiko istorijos pamokos, man ir dabar įdomu. Ir galbūt dėl šių aplinkybių aš žinau, kas tas sąjūdis galų gale buvo. Bent jau žinau iš knygų, ne iš praktikos. Ar galėtumėte papasakoti truputėlį, kas tai buvo žmonėms, kurie galbūt netiek yra susipažinę su šiais įvykiais? Kas tas sąjūdis buvo, nes vis dėlto tai buvo esminis Lietuvos krypties pakeitimo mechanizmas, galime ir taip sakyti, nes tai buvo kaip ir politinis darinys, o jeigu norime turėti nepriklausomą valstybę, be politikos neapseisi. Bet koks dalykas, čia vėlgi mes be Sovietų Sąjungos neapseisim. Lietuva buvo Sovietų Sąjungos sudėtyje, nes norim, nenorim, bet praktiškai nuo 44 iki 90 metų mes buvom šitos imperijos, kuri vadino save Sovietinių socialistinių respublikų sąjungos sudėtyje. Vėl kartoju, kada planinė ekonomika degradavo ir Rusija nebesugebėjo dalyvauti ginklavimosi varžybose, kada naftos kainos buvo leidžiamos vis labiau žemyn, Rusija neišvengiamai buvo artinama prie reformų. O tai ta reforma yra vadinama perestroika ir viešumas, arba pertvarka ir viešumas. Ir viešumas tai reiškia, jog buvo priimti sprendimai Maskvoje, remintis kuriais suteikiama žodžio, spaudos, nuomonių pateikimo laisvė. Buvo galima laisvai apie visą šitą kalbėti, galima kalbėti istoriniam temam, galima kalbėti ir elgtis taip, ko nebuvo įmanoma iki šitos pertvarkos laikotarpio. Ir Lietuvoje, kaip teisingai Paulius pastebėjo, 87 metais praktiškai prasideda tautinis atgimimas. Keista buvo taip, kad 87 metų Vingio parke organizuotas mitingas, jisai nebuvo išvaikytas. Visi be galo stebėjus. Jeigu tai būtų padaryta 83-2 metais, tai tam būtų aplamai paėmus baisulinės skerdynės, būtų žudimai, būtų patalpinami žmonės į Belangį ir visą kitą. Bet viskas tai praėjo ramiai, sąlyginai ramiai praėjo. Ir Gorbačiovas suteikta viešumo
teisė viešai spręsti ekonominius, politinius, kultūrinius, ideologinius dalykus, ne? Va šitas viešumo politikos vykdymas, kaip sakant, atrišo lietuviams liežuvius. Ir prasidėjo tokia globali diskusija visos lietuvių tautos mastu. Kas yra rusiška okupacija? Mes pripratom prie tos okupacijos. Ką reiškia pripratom? Aš, pavyzdžiui, gimiau prie rusiškos okupacijos. Ir mes ten kažkaip žinojom iš mamos, iš tėčio, kad tai yra toks dalykas. Bet apie tai negalima buvo garsiai kalbėti. Ta okupacija buvo vadinama išvadavimu iš vokiškos okupacijos. Ir 40 metų įvykių tęstinumo. Visko, daugiau niekas galvos savo nesu. O kada atsiranda viešumo politika, aiškus dalykas, prasideda toksai stichiškas, sakyčiau. Stichiškas. Lietuvos mastu tokia diskusija stichiška, toks judėjimas stichiškas. Atsiranda samprotavimą apie tai, kad ten buvo ta paktė Molotovo-Ribentropo, kurios tarp kitko paskelbė 87 metų mitingas, kuris visiems kažkur tai buvo girdėtas, bet atvirai apie tai garsiai niekas nėra pasakęs. Ir va šitie visi dalykai formuoja tokį stichinį, tokį, sakyčiau, nieko nekontroliuojama, nieko neorganizuojama, tokį judėjimą. Apie jokią nepriklausomybę ten kalbos nebuvo. Buvo tik tai kalba apie tai, kad mes tokiu būdu patekom į Sovietų Sąjungos sudėtį. Ir va šitą visą, sakyčiau, tą tokį stichišką, spontanišką judėjimą reikalinga buvo apjungti. Ir reikalinga buvo kaip tai koncentruotai pradėti organizuoti į kažkokią aiškią kryptį. Ir kaip minėjau, 88 metais, birželio 3 dieną, Lietuvos mokslo akademijos salėje buvo įkurta iniciatyvinė iš 35 asmenų Lietuvos persitvarkymo, sąjūdžio grupė, iniciatyvinė grupė, kuri palaipsniui savo rankas perima va štai šitą viešumo politikos suteiktą galimybę, kuri buvo stichiškai, kaip sakant, realizuojama tokia, ne, ją pradėti nukreipti tinkamą kryptimi. Ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, kuris, išsirinko savo lyderį Vytautą Landsbergį, jisai pradeda perimti savo rankas šito viso judėjimo iniciatyvą. Ir elgėsi taip, kaip Nacionalinio fronto nariai elgėsi Estijoje. Estai duoda pradžią. Po to Latvija ir Lietuviai perima tą iniciatyvą, ne? Nors Estai galutinę nepriklausomybę pasiskelbė 91 metų rugpjūčio mėnesį kartu su Latviais po metų, bet iniciatyva pasinaudoti maksimaliai Gorbačiovo suteikta viešumo politika, aišku, prasideda Estijoje. O lietuviai perima šitą praktiką ir galima kalbėti, kad nuo 88 metų, birželio mėnesio, visas šitas stichiškas tas judėjimas, jis po bistuką yra koncentruojamas, jis bistuką yra orientuojamas, ten, sakykime, ekologinių problemų sprendimas, ekonominių problemų sprendimas, o gal autonomijos klausimo sprendimas. Tai buvo viskas daroma evoliuciniu keliu, nes visgi Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio dalyviai, iniciatyvinės grupės dalyviai, visų pirma buvo intelektualai, buvo inteligentijos atstovai, kurie puikiai suprato, nereikia varliai šokinėti prieš dalgį. Nereikia. Rusija yra Rusija, tu ją myli ar tu nemyli, bet jinai yra jėga. Lietuvoje buvo dislokuoti Rusijos kariniai daliniai. Ir pradėti samprotauti apie tai garsiai, kad mes jūsų nemylim ir jūs eikit lauk. Tai tiesiog būtų neprotinga. Panašus dalykai buvo Gruzija, Gamsachurdijos laikotarpyje, kada faktiškai vyko vos nepilietinis karas. Tai aš manau, kad Lietuvoje, kada atsiranda Lietuvos persitvarkymo sąjūdis ir kada jis pradeda vadovauti va štai šitam visam psichiškai besireiškiančiam liberalizacijos politikos įtakoje judėjimui, šitas visas, sakyčiau, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pasirodymas, aš manau, kad jis yra be galo išmintingai organizuojamas. Lietuvos komunistų partija tuo metu į šitos dalykus žiūrėjo labai atsargiai, su didžiulė dvejonė. Ir tuo metu lyderis Songaila, jisai, atrodo Rimantas Songaila, atsiprašau vardo, galiu pasakyti netiksliai, jisai tą dalyką žiūrėjo tokiam išlaukimo situacijoje. Toks, žiūrėsi kaip toliau bus, ką Maskva pasakys.
Va, ir jau tada mes matome išties iškilę šitą Algirdo Mykolo Brazausko asmenybę, kurį Maskoliai pakeičia, reiškia, Songaila pakeičia Brazausko, o jau Algirdas Brazauskas, ypatingai po Jakovlevo, tai yra, reiškia, Gorbačiovo artimiausio bendražygio pasirodymo Vilniuje, kuris atvyksta į Vilnių ir tiesiai Lietuvos komunistų partijos lyderiams kalba apie tai, kad jūs nesilaikote generalinės, reiškia, linijos, kurią nutiesė Sovietų Sąjungos kompartijos lyderis Gorbačiovas, persitvarkymas ir viešumas. Jūs neprisidedat prie viešumo, jūs jį slopinat. Ir Lietuvos komunistų partijos lyderiai šito požiūrį tapo nepatikimais arba nepakankamai patikimais. Jie tampa konservatyviai matantis esamą situaciją. Užtat Songaila buvo pakeistas Brazauskas. Ir kada ateina Algirdas Brazauskas, ne, į istorinę areną, jau jis padaro 3 dalykus, kuriam, aš manau, lietuvių tauta bus ilgai dėkinga. Visų pirma, jis oficialiai skelbia, kad Lietuvos komunistų partija atsisako save pripažinti kaip Sovietų Sąjungos komunistų partijos padaliniu. Tai labai įdomus dalykas. Antras dalykas, jisai skelbia, kad Lietuvos komunistų partija, jinai transformuojama, persitvarkoma į socialdemokratinę partiją. Ir trečias dalykas, jis absoliučiai palaiko Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Mes žinom, kovo 11 signatarų parašė, signatarų tarpe yra ir Brazausko parašas. Tai šitoje vietoje Brazausko ir Landsbergio tandemas iš esmės buvo didžiulė istorinė sėkmė Lietuvai, nes buvo išvengta galimo vidaus karinio konflikto, pavadinkim pilietiniu karu. Nes visgi tauta nebuvo iki galo tiek vieninga, kad galėtų neatsitikti tokia nelaimė. Tai va taip kaip kompartijos lyderis Brazauskas va šitą elgėsi ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdį jisai palaikė ir kada 1990 metais sausio mėnesį į Lietuvą atvyksta Michailas Sergejevičius Gorbačiovas ir bando atkalbėti Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio lyderius dėl nepriklausomybės siekio, o jau tuo metu tapo aišku, ekologinė, ekonominė, autonominė variacijos jos pasibaigė, liko paskutinis nepriklausomybės siekis. Ir kada Gorbačiovo šitos pastangos baigėsi niekais, tada rinkimuose Lietuvos aukščiausia taryba pergalę pasiekė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, kuris, reiškia, ateina jau legaliai į valdžią. Lietuvos komunistų partija, jinai patiria visišką pralaimėjimą ir, reiškia, Lietuvos aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininku ir išrenkamas Vytautas Landsbergis. Algirdas Brazauskas, kada įvyksta 88 metais spalio mėnesį pirmasis LP suvažiavimas, jisai dalyvauja jame, jis paskelbia, kad katedra atiduodama tikintiesiems ir tuo pačiu metu atvirai palaiko Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. Tai šitą vietą, aš manyčiau, ne veltui jisai, kada vyko pirmieji demokratiniai rinkimai į Lietuvos Respublikos prezidento postą 1992 metų pabaigoje, jis pasiekė pergalę. Tai šitoje vietoje galima daryti išvadą, kad Lietuvos persitvarkymo sąjūdis tai buvo, sakyčiau, toks intelektualinis, politinis judėjimas, kuris koncentravo ir centravo visą tuo metu viešosios politikos suteiktą galimybę į vieną aiškę kryptį. Tiesa, nedrąsiai, bet į vieną aiškę kryptį. Į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Vėl kartoju, tai vyko evoliuciniu keliu. Tai vyko evoliuciniu keliu. Kaip minėjau, ekologinė problema, ekonominis savarankiškumas, arba to politinė autonomija, arba to ir politinė nepriklausomybė. Tai kalba apie Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, reiškia, žmonių tokį, sakyčiau, išmintingą požiūrį į esamą situaciją. Nors mes žinom, amžinatilsis Antanas Terleckas šaukė už ginklo vyrai pirmyn į mūšį. Nu, su ko į tą mūšį? Su dalgiu prieš tankus, ne? Į kokį mūšį? Su ragatke, kaip sakant, ten prieš kokią, nežinau, haubicą, tiesa. Taigi mes žinom, ir 830 ir 63 metų sukilimai parodė, kad negalima varaliai šokti prieš dalgį. Ir va, sakykime, iš karto
koks išmintingas aš stebiuosi mūsų žmonių, mūsų šitų intelektualų, šitų politikų išmintimi. 89-90 metais jie evoliucionizavosi iš autonomijos į nepriklausomybės siekius, vienas dalykas, o kaip tik 90 metais buvo atkurta nepriklausomybė, aukščiausios tarybos steigiamasis Seimas, jisai 1992 spalio 25 dieną paskelbė konstituciją, kuri juridiškai teisina Lietuvos nepriklausomybę, o po dviejų metų tas pats Algirdas Mykolas Brazauskas kreipėsi į Šiaurės Atlanto sąjungos to meto generalinį sekretorių Voroną, prašydamas, kad Lietuva būtų priimta prie NATO. Jie visi puikiai suprato, kad rusai neatleis lietuviams už tokią kiaulystę, nes paskui Lietuvą pradėjo keliauti kitos respublikos. Lietuva tampa iniciatorė šito visų įvykių. Na, aišku, Estai ir Latvijai 90 metų kovo mėnesį taipogi suformavo požiūrį į nepriklausomybės siekį, bet ten nepriklausomybė nebuvo paskelbta. Estų Latvijų nepriklausomybė buvo paskelbta po to, kada Maskvoje nepavyko pučas 1991 metų rugpjūčio mėnesį, 19 dieną. Tai vat, kada jau pučas patyrė nesėkmę, kada buvo bandoma gražinti brežnevinius laikus ir tas viskas baigėsi Jelcino pergalė, demokratinė jėgų pergalė, va tada Lietuva iki galo suprato, kad tai yra jau mūsų laisvė, nes viskas toliau priklausė nuo Maskvos, kaip ten įvykiai klostys. Ir tada Estai ir Latvijai rugpjūčio mėnesį pasiskelbė nepriklausomybę. Tai Lietuvos perskirimo sąjūdžio vaidmuo išties yra absoliutus. Jisai yra, aš sakyčiau, gal netgi tautinio atgimimo kontekste, tai yra netgi, sakykime, kažkokia prasme, kaip Lietuvos taryba 1917 m. rugsėjo 21 dieną įkurta, kurios iniciatyva arba kurios veiklos rezultatė, vadovaujant Jonui Basanavičiui 1918 vasario 16 paskelbė nepriklausomybę. Tai Lietuvos perskirimo sąjūdis, aišku, čia ta analogija tokia visada kiek yra abejotina, bet neturi tam tikrus sąlyčio taškus. Jinai tampa ne politinė partija, bet jinai politiškai išreiškia lietuvių tautos politinį sąmoningumą ir jinai orientuoja tautą į kovo 11 dieną kaip Lietuvos taryba, kuri taipogi remdamasi Lietuvos politinę savimonę, kuri dar buvo suformuota, reiškia, dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, didysis Vilniaus Seimas rodė, kad lietuviai politiškai jau susivokusi tauta yra. Tai šitą visą susivokimą realizuoja Lietuvos taryba. 17 metų rugsėjo 21 išrinkta Vilniaus konferencijos. O Lietuvos perskirimo sąjūdis, jisai realizuoja disidentinių judėjimų suformuotą požiūrį į esamą politinę situaciją, kad mes esame okupuoti. Tai vasario 16 mes esame okupuoti kaizerinės Vokietijos, o kovo 11 mes esame okupuoti Sovietų sąjungos. Tai Lietuvos perskirimo sąjūdžio vaidmuo neabejotinas. Norėčiau dar pabandyti su jumis nubrėžti paralelę šiokią tokią, nes vėl Lietuva, kaip ir persitvarkymo sąjūdis, neegzistavo vakume. Tai, kaip pasakyti, nėra, kad tai buvo išmesta į kosmosą, o aplinkui yra beribė erdvė. Vis dėlto mes egzistavome kitų valstybių kontekste taip pat, kitų nacionalinių judėjimų kontekste. Ir nors ir davėme precedentą kitoms žmonių liaudės, kaip ten jie buvo įvardinami, liaudės tautoms, ar ne? Nors davėme precedentą, tačiau vis tiek veikiame, manau, ganėtinai arti su kitomis, tarkime, Baltijos šalimis, Latvija, Estija. Jos turėjo ten, tarkime, Latvijoje, kiek atsimenu, vadinasi Tautsfronte. Atsiprašau už mano latvių kalbą, šitą kalbą nekalbu, bet kiek atsimenu, pavadinimas buvo toks. Estų pavadinimo net nesistengsiu ištarti. Žinau, kad prasideda su R raide, bet principas panašus. Bet vis dėlto, nors ir mes galbūt kaip ir Estai tai pradėjo, mes anksčiau išvystėme, reikėtų nepamiršti ir Lenkų, nes jų solidarumo judėjimas, man kažkaip, kiek aš esu domėjęsis, kiek esu kalbėjęs apie tai universitete ir kitur,
Na, jisai nėra vienodas, bet jisai tikrai turi panašumų. Tai galbūt nekilo iš intelektualų kaip Lietuvoje, tai galbūt labiau kilo kaip iš profsąjungų, iš darbininkų streikų. Tačiau galų gale rezultatas buvo labai panašus, kad tai buvo pirmų rinkimų metu išrinkta ne socialistinė, ne komunistinė valdžia. Man atrodo, mūsų dalyje Europos, bent jau. Taigi, ar jūs matote kažkokius panašumus, tarkime, tarp Solidarumo ir Sąjūdžio ir Latvijos ir Estijos judėjimų? Ar galėtume kažkokią bendrą paralelę nubrėžti, ar vis dėlto tai yra kažkokie labiau atskiri įvykiai? Matai, yra tokie esminiai skirtumai ir esminiai panašumai. Esminis skirtumas yra tame, jog Estija, Latvija, Lietuviai buvo Sovietų Sąjungos valstybės sudėtinėmis dalimis. Be jokios nepriklausomybės, be jokio savarankiškumo. Šitas teritorijas valdė marionetinės vyriausybės, kurios aklai vykdė Maskvos nurodymus. Tai yra vienareikšmiškas dalykas. Nebuvo tokio reiškinio kaip Lietuvos valstybė. Neformaliai vadinosi Lietuvos Sovietinė socialistinė respublika, bet pati iš savęs jinai buvo valdoma marionetinė vyriausybė, kurios realizavo Maskvos siekius. Kas liečia Lenkiją, ten situacija yra kita. Oficialiai Lenkija buvo atskira valstybė. Oficialiai Lenkai turėjo savo konstituciją. Lenkai turėjo savo kultūrinį, ekonominį, politinį, geopolitinį savitumą. Lenkai, palyginant su lietuviais, buvo sąlyginai savarankiška valstybė. Aš netgi sakyčiau, Lenkai buvo laisviausia iš visų rytų Europos valstybių, kurios įėjo kaip satelitinės valstybės į Maskvos įtaką. Ir Lenkijos štai šitas toksai teritorinis, sakyčiau, savaip kultūrinis, savaip istorinis ir geopolitinis savitumas, jis negali būti lyginamas su Lietuva, su Estais, su Latvijais, kurie nieko panašaus neturėjo. Ir kada 80 metais Lechas Valensa, šitas Ščecino elektrikas, inicijuoja nepriklausomas profsąjungas, tai yra profsąjungas be Lenkijos jungtinės darbininkų partijos dalyvavimo narių, iš esmės tai buvo didžioji opozicija Lenkijos komunistams. Didžioji opozicija. Jeigu Lietuvos štai šitie visi įvykiai kovo 11 dienos, dar kitaip vadinama dainuojančia revoliucija, tai Lenkijoje ten nebuvo jokių dainuojančių revoliucijų. Lenkija natūraliai ėjo į savo valstybinio savarankiškumo kelią, ignoruodama savo priklausomybę nuo Rusijos, ypatingai po to, kada Gorbačiovas pradėjo vykdyti savo politiką. Nereikia pamiršti vieno be galo svarbaus dalyko, kad 1989 metais buvo panaikinta Brežnevo doktrina, įkurta dar, reiškia, Čekoslovakijos įvykių metu 68 metais. Ką tai reiškia Brežnevo doktrinos panaikinimas? Tai reiškia, jog rytų Europos šalys, Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Čekoslovakija, Lenkija, Vokietijos demokratinė respublika, jos turi teisę į savo požiūrį. Kaip ir kokiu būdu toliau tvarkyti savo reikalus. Tai iš esmės reiškia, jog Maskva atsisakė savo tradicinio politinio spaudimo rytų Europos kraštams. Ir vat Lenkija šitoj vietoj, skirtingai nuo Lietuvos, Estijos ir Latvijos, tradiciškai būdama, bent jau formaliai, savarankiška atskira valstybė, šitos dalykus sprendė trim kontekstais. Pirmas kontekstas tai buvo, reiškia, kaip jau minėjau, solidarumo pasirodymas, tai yra nepriklausomų Lenkijos profsąjungų, kuri buvo tikroji opozicija Rusijos įtakai Lenkijoje. Antras dalykas, nebijotinai Lenkijos kilmės prezidentas Voityla, Jonas Paulius II, kurio pasirodymas, jeigu neklystu, iki 78 metų. Popiežius norėjote pasakyti. O kaip aš sakiau?
prezidentas. Atsiprašau, taip, popiežius reiškia Voityla, jo tikroji pavardė, o šiaip Jonas Paulius II, jo pasirodymas jis labai reiškia įtakojo Lenkų tą politinę sąmonę, nes jūs nepamirškite, jog tokioj šaly kaip Lenkijoje sovietinė sistema, jinai išreikšta ateizmo ideologija iš esmės buvo pati didžiausia opozicija. Lenkų tikėjimas, Lenkų katalikiškos bažnyčios arba Lenkų tautos santykius su katalikiška bažnyčia, jis yra absoliutus. Jis yra absoliučiai rimtas santykis. Jis netgi, sakyčiau, patologiškai rimtas santykis. Ir kada atsiranda ateistinė ideologija, tie dalykai Lenkų buvo priimtas kaip pas didžiausias priešiškumas. Tai būtų antras dalykas, reiškia Lechas Valensa ir Sąjūdis, ir Solidarumas. Antras dalykas Lenkų kilmės popiežius. Ir trečias dalykas, neabejotinai, Gorbačiovo vykdomos politikos galimybių išnaudojimas. Tai Lenkija tas dalykas priėjo be jokio ypatingo ekscesų. Analogiški dalykai negalėjo praeiti Lietuvoje. Lietuvoje už tą atvyko, Lenkai iš karto atėjo šitą visą problemų sprendimą. Nes jie aplamai buvo, jau galima tai pasakyti, 2/3 tą problemą istoriškai įsisprendė. O mes buvom absoliučiai kalėjime, mes absoliučiai okupacijoje buvome. Tai šitoje vietoje mūsų atėjimas į laisvę istoriškai buvo skirtingas. Mūsų atėjimas į laisvę buvo labiau rizikingas. Jis labiau galėjo pasibaigti kokio tipo Čečėnijos karu. Ir aš vėl kartoju, čia yra Brazausko, amžinatilsio ir Vytauto Landsbergio bendradarbiavimo, tarpusavio to supratimo pasiekmė išauginta. O Lenkijoje tai labiau natūraliai buvo ateiti į tą nepriklausomybę. Taigi paskutiniais, pavyzdžiui, nuo 80 metų Lenkijos jungtinė darbininkų partija, jos įtaka, skaitykim, kokiu 5-6 metų laikotarpį, jinai darės vis labiau mažėjančią. Ir tuo pačiu metu vis labiau ryškėjo, reiškia, prievartos sistemos pasirodymas Lenkijoje, kuris galėjo pavirsti į katastrofą baisiausią. Bet Rusija nerizikavo. Rusija puikiai suprato. Galima rizikuoti tada, kada pačioje Rusijoje yra ekonominė ir karinė situacija pakankamai stabili. Bet va tas Rusijos imperijos ta griūtis. Žinai, aš to pasakysiu tokį analogą. Dėl ko vokiečiai leido lietuviams paskelbti vasario 16? Kodėl Rusija leido lietuviams kalbėti apie Molotovo-Ribentropo paktą? O todėl, kad Vokietija pralaimėjo Pirmą pasaulinį karą, jis stengiasi bet kokią kainą, nors šiek tiek išlaikyti įtaką Lietuvoje. Paganėmi. Ir lygiai tas pats, kaip Sovietų sąjunga pradėdama griūti, stengiasi bent kažkiek išsaugoti savo liberalizmo politikos dėka, kažkokią tai įtaką Pabaltijai. Užtat davė jiems pakalbėti. Bet Gorbačiovas 90 sausio mėnesių kalbėkit, sako, bet turėkit mierą. Jūs turėkit supratimą, ką jūs darote. Mes jums duodam autonomiją, mes jums duodam politinę autonomiją, mes jums duodam ekonominę iniciatyvą. Prekiaukit, eikit į vakarus, eikit į rytus. Bet nekalbėkit tokių tabų dalykų, kaip nepriklauso, apie ką jūs šnekat. Kas jūs esat? Kaip jūs ten toliau gyvensit be mūsų? Jūsgi esat Rusijos ekonomikos dalimi. Kas pirks jūsų dešras? Jūs numirsit iš bado, jūs naftos neturit, jūsgi nieko neturit, iš viską, apie kokią nepriklausomybę jūs kalbate. Čia yra problema, suprantate? Užtat grįžtant prie to, kad ir 18 metai, ir 90 metai, jie turi tam tikrą susišaukimą. Ir viena imperija birėdama stengiasi išsaugoti savo tam tikrą įtaką. Ir antra imperija. Taip pat norėčiau, kadangi nėra, kad turime labai daug laiko, o aš dar labai noriu aptarti vieną esminę ir tokią kontroversišką temą iki šių dienų. Nes jūs minėjote dvi labai svarbias istorinės asmenybės, Algirdą Brazauską ir Vytautą Landsbergį. Ir jų tandemas kartu su kitais sąjūdžio narių prisidėjimais ir kitais žmonėmis, aišku,
jie nebuvo tik tai dviese, jų buvo žymiai daugiau. Tačiau jų toks tandemas, kaip sakėte, mums padėjo išvengti Sakartvelo įvykių ar Čečėnijos įvykių. Taigi, bet abidvi asmenybės istoriškai nėra vertinamos vienodai. Taigi čia jau labai mes einame į tą mūsų visuomenės susiskaldimą, kuris egzistuoja ir dabar. Nes vis dėlto komunistų partija persitvarkė, tada mes galbūt turime labiau dabar šiuolaikinius socialdemokratus ir mes turime krikščionis demokratus, Tėvynės sąjungą. Ir šios partijos, kaip ir dabar, dar vis dominuoja mūsų politiką. Ir jeigu mes kalbame apie, tarkime, krikščionis demokratus, Tėvynės sąjungą su žmonėm, kurie istoriškai neigiamai vertina Vytautą Landsbergį, na tada visa partija, visa politika, visi su jie susiję asmenys tampa nusikaltėliais, nenaudėliais ir visus reikėtų kalėjimą uždaryti. Man įdomu yra suprasti, kaip šitas mąstymas įsivystė, kadangi, na tarkime, net ir dabar turėjome užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį ir kai kuriomis apklausomis Gabrielius Landsbergis yra pats nemėgstamiausias politikas Lietuvoje. Ir aš nežinau, ar tai vien tik tai susijęs su reikalais su Kinija ar kažkokiais kitais sumetimais. Aš manau, kad tai yra vis tiek susiję ir su pavarde, nes vis dėlto anūkas, taip toliau, kai kurie žmonės sako, kad Landsbergių klanas, tarkime, iš kur atsirado tokia didelė neapykanta ne vien Vytautui Landsbergiui, bet ir visiems Landsbergiams, o šitam kontekste ir visiems su taip kolekvialiai šnekamąja lietuvių kalba konservatoriais, ne, su Tėvynės sąjunga krikščionys demokratais. Kaip susiformavo šita ne visų, bet dalies lietuvių neapykanta šiom istoriniam asmenybėm ir šiai politiniai ideologijai, mąstymui, požiūriui į tautos suverenitetą iš jų pusės. Taip, kaip sakai, laiko nėra, aš pabandysiu, kiek leidžia galimybės, taip trumpiau apie tai sušnekėti. Yra keli faktoriai. Kaip galvoji, rusai mėgsta Zelenskį? Na, iš dabartinių pasisakymų ir bandymų jį patraukti iš valdžios, tiek politiniais bandymais, tiek militaristiniais bandymais, nemanyčiau, kad itin yra Zelenskio mėgėjai. Jo nemėgsta. Jį vadina komiku, jį vadina šizofreniku, jį vadina karo kaltininku. Rusijoje jis nemėgstamas. Rusijoje jis prakeiktas. Rusijoje Zelenskis yra blogio įsikūnijimas. Rusijoje Zelenskis yra Maidano pagimdytas įsigimėlis. Kodėl? Todėl, kad jis sugebėjo savyje surasti tiek valios, kiek nesuras eilinis žmogus, koncentruoti ukrainiečių tautą kovai prieš šitą siaubingą agresiją. Ir jo asmenyje yra įkūnyta ukrainiečių tautos visa heroistinė dvasia. Kas buvo Landsbergis? Tai yra lietuviškas Zelenskis, kurio patologiškai neapkentė Rusija ir patologiškai per Lietuvoje esančią 5 koloną, o jinai yra 5 kolona, platino mintį, kad jis yra vagis, žulikas, niekšas, aišku, debilas ir šizofrenikas, kuris apgavo visus žmonės. Tai pirmas dalykas, čia yra rusų propagandos pasekmė viena. Ir ta propaganda, kaip jinai remiasi? Jinai remiasi taip, lygiai taip pat, kaip su Zelenskiu daro. Kaip jūs tada gyvenot, o kaip jūs dabar gyvenate? O kol nebuvo Landsbergio, jūs gražiai gyvenat. Atėjo Landsbergis, panaikino kolūkius ir visi pradėjo gyventi ne taip gražiai. Jeigu ne Zelenskis, žiūrėk, iki karo nebūtų. Ir nebūtų taukų. Ir visi gražiai gyventote, kaip gyvenote iki karo. Analogija absoliuti. Absoliuti. Ir kada istorinė arenoje pasirodo
mūsų apkalbėmi įvykiai, Vytautas Landsbergis, muzikos profesorius, intelektualas, eruduota asmenybė, aš prieš jiems laiką galvą lenkiau, tai buvo lietuvių tautos tautinio atgimimo simbolis, kurį kiek įmanydami dergė Maskvos propagandistai, kurie surado labai plačią dirbą Lietuvos 5 kolonos tarpe. Aš manau, kad neapykanta Landsbergiui yra atstovavimas 5 kolonai. Tai vienareikšmiškai, jis lietuvis, tai net reikšmės čia tautybė. Ir dabar žiūrėkim, kada atsiranda tos dvi asmenybės, iškyla klausimas. Na gerai, pasiskelbsim nepriklausomybę. Toliau kas? Lietuvos kompartijos buvęs lyderis, socialdemokratų buvęs lyderis, amžinatelis Brazauskas, jis kalba apie tai, kad reikia evoliucinių kelių tą visą dalyką daryti. Vat evoliucinių. Vat kaip Lukašenka, kažkas panašaus Baltarusijoje. Iš lėto, ramiai, naudokimės Rusijos žaliavomis, Rusijos rinką, tam, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Landsbergis sako, reikia perkirsti Gordijaus mazgą. Arba mes būnam ten, arba mes būnam ten. Jeigu jūs norite, sakykime, atsisukti demokratiją ir jeigu jūs norite išties realizuoti tos laisvės idealus, apie kurios mes kalbame nuo 87 metų, tai mes turime atsisukti vakarus. Bet jeigu mes norim pusėtinai tos idealus realizuoti, tai mes vieną koją pabandykim atsistoti ant Maskvos, o kitoj koją ant Vašingtono. Nu taip nebūna. Ir jis sakė, gal Lukašenka gali, kadangi jis rytų slavų pasaulio. Mes ne rytų slavų pasaulio. Mes esam per daug pragmatiški. Mes per daug racionalūs. Mums per daug ilgai neleido realizuoti savo intelektualinių kitų potencialių dalykų. Jie mus griaužė, gniaužė, prevartavo, diskreditavo ir iš mūsų padarė homo sovietikus. Tai ką, jis nori tęsti homo sovietikų statusą toliau? Kaip tai sako, atsiprašau už tokį palyginimą. Nu, negalima būti trupučiuką neščiai, tiesa. Ne? Arba to neščia, arba to neneščia. Tai Brazausko variantas buvo biskutuka tokia kaip ir pusiau neščia, pusiau neneščia. Tai antras dalykas, kuriuo keliu pasuksim. Ir Vytautas Landsbergis kategoriškai pasisakė už posūkį į dešinę. Tai yra į vakarus. Trečias dalykas, ką reiškia pasukti vakarus? Reiškia atsisakyti planinės ekonomikos tradicijos, reiškia atsisakyti tos ekonomikos raidos, kuri buvo sudėtinė Sovietų Sąjungos ekonominės raidos dalis, tai yra uždaryti ištis eilę nerentabilių įmonių, panaikinti kolūkius, formuoti privatinės nuosavybės visumą, formuoti sąlygas rinkos ekonomikai. Tai nėra paprastas dalykas. Žmonės, kurie 50 metų įpratę buvo nedirbti, bet turėti, tingėti, bet vaidinti, kad dirbi, ir vogti, ir skaityti, kad tai yra teisinga, ir girtokaliauti, skaitant, kad tai yra reikalinga, staiga negalima viso šitą. Pasirodo, kad dirbti reikia. Pasirodo, kad tu negali nueiti į kolūkio fermą ir pasiimti tau reikalingų dalykų. Pasirodo, kad tu per pažintį su pirmininku, kurio pagalba tu galėjai pašaro gauti iš kolūkio. Dabar jau negali. Dabar tu turi dirbti. Supranti ar ne? Ir kada Landsbergis pasakė, reikia sukti į vakarus, ponuliai, aš noriu visiems pabrėžti vieną dalyką. Už laisvę reikia mokėti ne vien tik sausio 13 dienos, 14 žmonių aukomis. Ir 700 sužeistų žmonių, tai buvo mokestis už kovo 11. Bet tai buvo toks, sakyčiau, pradinis mokestis. O tolimesnis mokestis, tai buvo ekonomikos transformacija. Jos principinis transformavimo procesas. Nuo planinės į rinkos ekonomiką, nuo vienpartinės sistemos į daugpartinę sistemą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau.
Ir aš manyčiau, kad didžiausias dalykas, mano galvelė, aš nesu koks profesionalus politologas, bet man taip atrodo. Aš kažkada savo laiku kalbėjau su savo buvusiu dėstytoju, amžinatilsiu Romu Ozolu, kuris buvo vienas iš aktyvistų, kuris sakė, mūsų didžiausia klaida buvo tai, kad mes po kovo 11 dienos įsitraukėme į politinį gyvenimą, per politinės partijas ir visą kitą. Mums reikalinga buvo pasitraukti. Mums reikėjo pasitraukti. Kaip kad Marcinkevičius darė. Jis pasitraukė. Ten reikia atiduoti kitiems tos visus konkrečius politinio pobūdžio klausimus. Bet kada Landsbergis, būdamas Lietuvos persikėjimo sąjūdžio lyderiu, Lietuvos aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininku, įsitraukė į šitą visą postkomunistinę, tą visą Lietuvos ekonominio, socialinio ir kitų dalykų raidos, tą visą vyksmą, neabejotinai jis negalėjo būti teigiamas. Visi pasakė, kaip Brazauskas šaunuolis. Ką reiškia palikti kolūkius? Reiškia palikti teisę toliau vogti, ne? Ką reiškia palikti tos pačius fabrikus? Kam reikalingi šitie fabrikai ir šitos įmonės, kurios dešimtmečiais buvo tos vadinamosios visasąjunginės reikšmės, pavyzdžiui, dirbtino pluošto kombinatas. Kam jis Lietuvai reikalingas? Tas vadinamasis Kazio Giedrio fabrikas šito kailių. Kam jis reikalingas? Jis Lietuvai nereikalingas. Jis tiesiog nereikalingas Lietuvos ekonomikai. Jis reikalingas buvo ten Rusijos, ten Kazakstanui, visiems kitiems dalykams. Ir atitinkamai, iš vienos pusės kolūkiai, rinkos ekonomikos kontekste buvo naikinami, iš kitos pusės, kas liečia gamybą, buvo naikinama ištisai fabrikų ir visą tai paruošė sąlygas masiniai bedarbystei. Ir po tos bedarbystės prasidėjo masinė migracija. Klausimas, dėl to kaltas yra Landsbergis, jeigu tauta kovo 11-osios kontekste šaukia apie demokratiją, apie laisvę, rinkos ekonomiką ir savarankiškumą. Prie ko čia Landsbergis? Prie ko čia tas Landsbergis? Jeigu jūs pasakėt, kad mes einam į vakarus, tai jūs supraskit, kad jūs už tai mokėsite. Visai kitokio gyvenimo būdu. Jūs privalėsit atsisakyti buvusio gyvenimo. O kad vilkas sotus yra visveika, taip nebūna. Taip nebūna. Brazauskas siūlė tokį vidurio kelią, kad mes iš pavaliai. O jeigu mes iš pavaliai, tai praktiškai nereikia būti labai didžiulių istorikų ir politikų, kad nesuprastum paprastos tiesos. Aš jau kartoju tą sakinį šiandien antrą kartą. Rusai už kovo 11 dieną lietuviams neatleido, neatleidžia ir niekados neatleis. Čia nereikia turėti jokių iliuzijų. Ir Landsbergis puikiai žinojo, kad šitas dalykas šiaip savo nepraeis jisai. Šiaip savo nepraeis. Ir tą dalyką suprato ir Brazauskas, kuris nuo 93 metų pradėjo eiti jau prezidento pareigas. Tas buvo 92 pabaigoje, po konstitucijos paskelbimo, 96 tampo Lietuvos Respublikos prezidentu. Ir jisai būtent inicijavo, kaip minėjau, kreipimąsi į Voreną dėl Lietuvos įtraukimo į Šiaurės Atlanto sąjungą, į NATO. Kadangi puikiai žinau, Rusija tai to neatleis. Tai dabar klausimas, kaip pasakyti, kaip šitas dvi asmenybės jas matyti. Iš vienos pusės jų tandemas Lietuvai vienaip ar kitaip sąlygojo, pavadinkim, sąlyginę taiką, tai nebuvo karinės intervencijos, nebuvo pilietinio karo, nebuvo tų platformininkų, aš apie tai nekalbėjau, gal nereikia kalbėti, Borokevičius, Ermalavičius, Kvalelis, Rublys, visą šitą kompaniją, kuri pasisakė už tarybų valdžios išsaugomą Lietuvoje. Lietuva buvo, aiškus dalykas, suskaldyta tarp kairiųjų ir dešiniųjų jėgų. Tačiau šitas tandemas tą dalyką, ačiū Dievui, sprendė palyginant taikiai. Sausio 13 dienos katastrofa Lietuvoje, tai iš esmės buvo tokia katastrofa, buvo žmonės žuvo, tai yra suprantama, bet galėjo žūti tūkstančiai žmonių, kaip kad buvo Gruzijoje, kaip kad buvo Sakartvele. Ir šita prasme jų nuopelnas neabejotinas ir vieno ir kito. O jų požiūris į Lietuvos istorinę perspektyvą, aiškus, iš principo skiriasi. Ir tie žmonės, kurie prarado darbus, kurie prarado privilegijas, kurie prarado tas pensijas, kurių pinigai nuvertėjo, kurie prarado indėlių sąskaitą bankuose, be jokios abejonės, jie turėjo kažkur tai suras kaltininką. O kaltininkas kas buvo? Tuo metu Vytautas Landsbergis, kuris sako, einam į vakarus. Visi sako, einam į vakarus, bet Landsbergis sako, už tai reikės mokėti.
O kaip žydai iš Egipto nelaisvės 40 metų blaškėsi po Sinajaus dykumą, kol pasiekė Kanano žemę. Už viską reikia mokėti. Lietuviai kažkodėl tai galvoja, kad kovo 11 paskelbsim ir jau kovo 12 visi būsim turtingi laisvi. Ne, ponuliai, taip nebūna. Visa karta, mano karta, mesgi gimėm prie tarybų valdžios, mesgi gyvenom tą tarybinį modus vivendi, tą gyvenimo būdą ir mes gyvename tą pasaulį. Ir kada tas pasaulis sugriuvo, tada kaltas tapo Landsbergis. Švan ir ne? Tie žmonės kovoja už teisę į kovo 11, o po to prakeikė Landsbergį, tuo pačiu metu prakeikė kovo 11, kadangi prarado teisę naudotis kolūkiais, naudotis tą socialistinę gamybos priemonių savybę, kurio jiems leido nieko nedaryti, viską išvokti, gyventi ramiai, džiaugtis neišvengimo komunizmo artėjimu. Tai man taip atrodo. Ir užbaigiu. Man taip atrodo, kad Brazausko, kaip išrinkto pirmo demokratiškai po karinio Lietuvos prezidento, kreipimasis dėl Lietuvos integravimo į vakarų Europą per NATO, vakarų pasaulį per NATO. Ir man rodos, kad tai buvo savo rūšies Landsbergio, Brazausko sutikimas su Landsbergio požiūriu. Nes toj po 90 metų kovo mėnesį, balandžio mėnesį Rusai įvedė šitą sankcijas Lietuvai įvedė, ekonominę blokadą įvedė. Ir tą ekonominę blokadą turėjo Lietuvą ekonomiškai pasmaugti. Ir jau tada darės aišku, kad per daug Maskvoje vidinių problemų, kad negalėtų spręsti Lietuvos problemas. Bet vėl kartu visą šitą problemą įsisprendė 91 metų rugpjūčio pučio metu, kada Maskva galutinai subyrėjo kaip komunistinis monstras ir kada visgi demokratinės jėgos su Jelcinu priešakyje laimėjo, tada tapo aišku, kad jau daugiau Rusija artimiausių metų Lietuvos nelies. Bet Brazauskas labai gerai žinojo Rusiją, Landsbergis labai gerai žinojo Rusiją ir labai gerai žinojo, kad rusai šitos įvykius žiūri kaip istorinę klaidą. Kaip Putinas sako, tai buvo 20 amžiaus katastrofa. Ir jie visada revanšizmo politikos kontekste ir dabar žiūri ir žiūrės į Pabaltį kaip savo istorinę teritoriją. Gal dėl to tas Landsbergio toksai kraštutinis pasisakymas, pulkim į šaltą vandenį, turim pulti, nes kitaip bus galas. Mes vėl po bistuką integruosimės į rytus. Eisim Baltarusijos keliu, kuri nei šiaip, nei taip, o galų galia dabar tapo Rusijos provincija faktiškai. Tai šitoje vietoje aš manyčiau, kad Landsbergio toksai ryžtas, jisai Lietuvai kainavo, išties labai daug kainavo. Kainavo ir tradicinio gyvenimo būdo panaikinimo, pragyvenimo šaltiniais, emigracija. Bet tai yra lietuvių tautos lietuvių tautos apsisprendimas išreikštas 3 kontekstais. Pirmas kontekstas 1990 m. vasario mėnesį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio pergalė, išrinkimas į Lietuvos aukščiausios tarybos, į aukščiausią tarybą, vienas dalykas. Antras dalykas, 1992 metais spalio 25 dieną referendumas dėl Lietuvos demokratinių vertybių įtvirtinimo ir Lietuvos konstitucijos paskelbimo referendumas. Ir trečias dalykas, sausio 13 dieną mes apgynėme savo šitos siekius. Tai apgynė, o toliau kas? O toliau kas? Aš vakartoju, toliau kas? Ką sausio 14 dieną mes pasidarėm labai laimingi? Mano kartos žmonės po šią dieną verkia, gaila, kad Tarybų sąjunga pasibaigė. Mūsų anksčiau buvo pensijos 200, o dabar pensiją gaunama juokinga. Svendernė, tai yra kartų kaita, tai yra vertybių perkainavimas, tai yra ta baisi transformacija, kurios niekam nelinkėti. Iš ties tai yra baisi transformacija. Tai yra baisiausia transformacija, kada lietuviai patekę į šitą sudėtingą ekonominę, socialinę, politinę situaciją, jie pateko į laukinio kapitalizmo situaciją. Panuliai, pasiskaitykit, kaip kapitalizmas kūrėsi Anglijoje, Amerikoje, Australijoje. Tas laukinis kapitalizmas, kada atsiranda politinės sąlygos demokratinių procesų formavimuisi, visada pirmam plane pasirodo kriminalinis pasaulis,
kuris susigrobė nuosavybę, kuris susigrobė postus, bet tai yra objektyvi istorinė tiesa, jinai buvo visada, visur ir visaip, ir ateity bus taip pat. Savai ar ne? Ir kalbėti apie tai, kad kovo 11 arba sausio 13 arba spalio 25 diena Lietuvai atnešė. Dabar aš žiūrau Lietuvą, negaliu atsidžiaugti. Žmonės per 30 metų visgi transformavosi tą normalų pasaulį, demokratinį pasaulį. Jie turi darbo, viskas priklauso nuo žmogaus optimizmo, nuo jo iniciatyvos, nuo jo asmeninių savybių. Tai yra visiškai normalus dalykas, o ne priklausomybės kažkokia nomenklatūrinė partija, komunistų partija. Ne, tu gali bukas būti žioplas, įčižiojęs, bet jeigu tu esi komunistų partijos narys, tu vadovauji kolūkiui. Suprantate, tai yra jokingas dalykas. Jisai savo ūkio negali suorganizuoti, jis vadovauja kolūkiui, kadangi yra komunistų partijos narys. Tai visas šitas marazmas, jis buvo panaikintas. Va. Ir kas perėmė kolūkių žemės, aišku, kolūkių pirmininkai, agronomai, zootechnikai, veterinoriai, jie viską perėmė. Kartu su kriminaliniu pasauliu. Landsbergis čia prie ko? Ir kada pradeda kalbėti, kad Landsbergis ten kokius tai turtus įsitaisė, ir Gabrielius Landsbergis, Vytautas Landsbergis, Landsbergio brolis, kurį aš mačiau šitą Australiją, Melbourne, svandį, jie visi niekšai yra, kadangi jie mus visus nurengė, sugriovė, panuliai, ne jie. Jūs per juos ėjote kovo 11, jūs per šitos Landsbergius ėjote į tą demokratiją, į laisvę, į šios dienos teisę. Žiemą praleisti Tenerifėje, žiemą praleisti Malagoje. Jūs ėjote šitą teisę, o tie žmonės jūsų suverenę valią ir įgyvendino. Bet jūs nesuprantat, kad jūs už tai turėjot sumokėti. Uždarytais fabrikais, panaikintais kolūkiais, sugriautą planinę ekonomiką, pasikeitusią pensijinių dalykų, reiškiniais ir panašiai. Už tai reikėjo mokėti, už laisvę reikia mokėti. Yra toks pasakymas geras angliškas, kad tu negali ir turėti torto ir jį suvalgyti. Taip, jo, arba taip, teisingai. Arba tu jį turi, arba tu jį suvalgai. Gera mintis, labai gera mintis. Taip. Remigijau, dėja jau turiu bėgti, jau dabar, nes man už minutės prasidės pamoka. Gerai, taigi, man reikės persijungti į kitą pokalbį, neužilgo. Tik tai aš jums labai noriu padėkoti, kad skyrėte šiek tiek laiko aptarti šiai temai, nes aš manau, kad daugelis yra bent jau kažką girdėjo. Tiek apie kovo 11-ąją, tiek apie sąjūdį, tiek apie, tarkime, šitas istorinės asmenybės, apie kurias mes kalbėjome. Ir žinoma, apie jas galėtume pakalbėti daug daugiau. Visus šitus įvykius galima išplėsti daug daugiau. Apie tai tomai istoriniai parašyti yra ir pokalbiai gali būti labai platus ir įdomus. Tačiau dėja šiandieną daugiau laiko tam neturėsime, jeigu, tarkime, mūsų klausytojai domėsis šiomis temomis ir toliau ir norės daugiau kažko išgirsti. Žinoma, visi gali visą laiką parašyti komentarą, aptarti šias temas, savo nuomonę išsakyti. Vis dėlto gyvenam demokratiniam pasaulyje, kaip ir kalbėjome. Ir kaip yra kažkas pasakęs, nors aš nesutinku su tavo nuomonė, aš iki mirties ginsiu, kad tu ją galėtum turėti. Tai yra demokratijos viena iš vertybių. Taigi, jo, šiandienai tiek. O tikėkime, kitą kartą galėsim pratęsti. Taigi, ačiū Remigijau jums. Ačiū Pauliau, galima dar vieną minutę aš pavoksiu. Ačiū už pakvietimą pokalbį. Aišku, jisai gal kiek toksai biskutukas stichiškas, gal kažkiek toksai bisko emocionalus per daug. Bet tai laikas, kurį mes dabar išskyrėme, iš ties jisai gali būti tik įvadui reikalingas laikas. Baltijos kelias, Baltijos šalių asociacija, visokių pilna aplinkybių. Bet esmė yra viena, pagrindinė esmė yra viena. Mes dabar biskutuką pešamės tarpusavy. Tai yra demokratija, nuostabu, ne, ten parlamente pešamės, ten pešamės, bet nedaug dievė, jeigu lietuviai dar kartą bus išvaduoti nuo pačių savęs, mes vėl tapsim bendrų kumščių, bendra šeima ir toliau kovosim už sekantį vasario 16, kovo 11, gal kažkokios balandžio 12 dienos eilinį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto paskelbimą.
Aš absoliučiai to tikiu. Mes lietuviai pešamės kasdienybėje, bet jeigu yra problema, tada kažkaip keistai mes Baltijos kelias. Ne, 2 milijonai žmonių, ne, 650 km. Stavim kaip įkalti visi. O po to pešamės vėl toliau. Po to sakom, Landsbergis blogas. Tai va, tai gyvoja Lietuva. Taip, Tikėkime, kad to neprireiks, o jeigu prireiks... Daug dievė. Gerai, ačiū, Pauliau. Čia tema kitam kartui. Jo, ačiū, gerai, sėkmės viso. Ate. Iki pasimatymo. Iki laimingai.